Taigi, taip pat reikėtų atsižvelgti ir į galvosūkių praktiškumą. Šviesus arba labai ryškių spalvų galvosūkiai, pavyzdžiui, paprasčiausiose, primityviausiose flash tipo žaidimuose gali būti labai sudėtingi specialių poreikių turintiems žaidėjams, pavyzdžiui, kurie kenčia nuo nedidelės daltonizmo formos. O bet kurie galvosūkiai labai glaudžiai susiję su garsu gali prarasti netalentingų muziką arba turinčių klausos sutrikimų žaidėjų susidomėjimą. Atsimenant faktą, jog ne visi žaidėjai mėgsta galvosūkius, žaidimo užduočių kūrėjai turėtų atsižvelgti į abi žaidėjų stovyklas. Savaime suprantama. Tiems žaidėjams, kurie nekenčia galvosūkių, galvosūkiai būtų galimi duoti tik tada, kai jeigu užduotis yra kritinė ir būtent jinai priverčia žaidėjus tą galvosūkį spręsti, arba žaidimo kūrėjams reikia sukurti tą užduoties vykdymo alternatyvą. Tas pats kaip ir su kova, jog mes turime galvosūkį, mes galime jo nespręsti ir apeiti. Mes galime nerasti durų kodo, bet mes galime rasti kitoje vietoje raktą ir taip apeiti tą galvosūkį, kurį žaidėjui yra tikriausiai neįdomus. Atsižvelgiant į užduoties vykdymo būdą, ji turėtų būti subalansuota ir, kabutėse, nubausti, suteikti mažiau patirties taškų, duoti prastesnį ginklą arba daiktą žaidėją, kuris nebaigtų galvosūkio sėkmingai arba kuris galvosūkį paprasčiausiai ignoruotų. Na, jeigu jis apeitų duris, nerasdamas per žaidimo aplinką durų kodo, tai atsirakinęs raktu duris, tarkime, įsivaizduokime, jis gautų mažiau patirties taškų, negu ta žaidėjas, kuris kantriai surastų ir surinktų visą kodą ir spręstų tik mįslę. Tai ir ta bausmė reiškia sukurti žaidimo mechanikoje, na, tokį savotišką, kaip ir bausmę, kaip ir kažkokius tai mažesnį atlygį už galvosūkio ignoravimą arba mažesnį apdovanojimą už jo įsprendimą. Taigi ir trečioji tema, apie kurią aš norėjau kalbėti, yra žaidėjo apdovanojimas. Atlikęs bet kokią užduotį žaidime, žaidėjas turėtų gauti atlygį už savo pastangas. Tai motyvuoja, automatiškai atlygiai žaidėjus motyvuoja. Ir jei žaidėjas pasirinko alternatyvų užduoties sprendimo būdą, kaip jau truputėlį minėjau anksčiau, tai jam sprendimą padeda, arba jeigu jam sprendimą padeda rasti ar užduotį atlieka kiti žaidėjai arba žaidimo personažai, kuriuos jis pasitelkia į pagalbą, jų pastangos taipogi turėtų būti tinkamai įvertintos ir apdovanotos, galbūt mažesniu patirties arba kitų žaidimo atributų taškų skaičiumi. Net tokiais atvejais, kai žaidėjas atlieka užduotį ne savo pastangomis, jis galėtų gauti šiek tiek patirties taškų. Nedidelę žaidimo dalį taškų, bent jau arba nors minimalią žaidimo personažo padėką, kurį motyvuotų. Kad ir kaip bebūtų, jei žaidėjas negautų naudos įdėdamas savo pastangas į žaidimą, jis galėtų pradėti frustruoti arba dar blogiau mąstyti, ar jam apskritai verta žaisti žaidimą toliau. Apdovanojimai žaidime suteikia žaidėjams prasmingos motyvacijos žaidimą žaisti. Ir jis gali suprasti arba siekti surinkti geriausius žaidimo elementus, items. Apdovanojimai gali suteikti jam supratimą. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie tipinius flash žaidimus, tai juose dažniausiai būna vadinamieji awards skyriai, kuriuose ten rodoma, jeigu ten tu pastatai ten tiek ir tiek pastatų, gauni ten tokį papildomą apdovanojimą ir žaidėjams automatiškai gaunasi, jie yra automatiškai motyvuojami šio siekia. Ir taipogi jie gali gauti informacijos, kiek jie maksimaliai nori tobulinti savo personažą. Pavyzdžiui, jeigu mes atsiminsime žaidimo Call of Duty, bet kurį iš šios serijos žaidimų, nors palaukit, Call of Duty 2, tiksliau, Call of Duty 2 žaidimą, tai žaidėjas ekrano pačioje matydavo ginklo ikoną, kuri pamažu kraudavosi ir žaidėjui progresuojant toliau, šaudant to pačiu ginklu,
jis vis tobulindavo savo įgūdžius ir ginklas įgaudavo papildomų atributų, pavyzdžiui, duslintuvą ir taip toliau. Apdovanojimai turėtų būti proporcingi pastangoms, kurie žaidėjai įdeda į žaidimą ir turėtų būti neproporcingi savo kiekiu arba galingumu, jeigu mes juos lyginame su bendra žaidimo aplinkos ir kitų žaidimo veikėjų gale. Tai reiškia, jog, trumpiau tariant, žaidėjai turėtų būti apdovanoti už savo nuopelnus teisingai, daugiau, jeigu jie įvykdė užduotį individualiai, mažiau, jeigu jie įvykdė užduotį bendrai, arba atvirkščiai priklausomai nuo užduoties tipo. Ir apdovanojimai neturėtų būti per dideli, jog žaidėjai žaidimas pradėtų nebekelti jokių iššūkių. Nes jeigu jis iš karto pirmame lygyje galėtų susipirkti visus galingiausius ginklus, ten atributus ar kitus žaidimo elementus, kuriuos jis gali nusipirkti, tai jam paprasčiausiai nebūtų įdomu žaisti ir jis greitai baigtų žaidimą. Dėl to apdovanojimai turėtų būti labai tikslingi. Prasmingesnių užduočių tikslo paieškos. Kaip jau minėjau anksčiau 3 kategorijose, kurios apibūdino pagrindinės priežastis kurti užduotims, vis dėlto jos savaime nesuteikia įtikinamų priežasčių, kodėl žaidėjas galėtų ir turėtų atlikti savo užduotį žaidime. Vien tik tai motyvacijos, apdovanojimų ir kitų mano minėtų bruožų nepakanka, jog žaidėjas imtųsi ir pradėtų vykdyti šią užduotį. Tikroji žaidimo užduoties paskirtis turėtų būti suprantama atsižvelgiant į jos paskirtį pačiame žaidime. Tai reiškia, jog užduotis neturėtų būti tokiu savotiškai rudimentu, kuris atkristų nuo viso žaidimo istorijos. Jog užduotys žaidime turėtų būti paskirstytos tolygiai ir jos turėtų, tarkime, atskleisti tam tikrą istorijos detalę. Tarkime, jeigu mes turime žaidimo istoriją apie siaubingo viruso suniokotą pasaulį, tai žaidimo pradžioje, vykdydami pirmas užduotis, mes turėtume ieškoti maisto, surasti kokį nors tai įsigelbėjusį, žaidimo viduryje turėtumėme susidurti su virusu arba sužinojimu apie tą virusą, o pabaigoje jį nugalėti ir išgelbėti pasaulį, arba žūti patiems. Čia kaip žaidimų scenaristai galėtų suformuoti šią istoriją. Bet iš esmės, kad tai nebūtų tokia, bet jeigu mes turime tokias aplinkybės, tai kad tai nebūtų taip, jog staiga mes vykdome visiškai kažkokią tai nesąmoningą užduotį, kuri iškrenta visiškai žaidimo konteksto. Todėl tokios užduotys žaidėjų jo neįtikina, jo nepriverčia įsijausti į žaidimo pasaulį ir žaidėjas pradeda į žaidimą žiūrėti atmestinai, nesijausdamas. Norint sukurti sėkmingą ir įsimintiną užduotį, ji turėtų turėti apibrėžimą paskirtį, kuri būtų aiškiai juntama per žaidimo patirtis. Tai įvykdęs užduotį žaidėjas ne tik tai gauna ten kažkokius atributus, ginklus ir taip toliau, bet jis progresuoja, kaip jau minėjau, visoje žaidimo istorijoje. Kalbant paprastai, užduotis privalo turėti priežastį, kuri turėtų būti aiškiai suvokiama viso žaidimo maste. Be šio bruožo žaidėjas gali pradėti jausti, jog užduotis tampa paprasta manipuliacinė priemonė, savivališkai prailginančia žaidimą, kuri faktiškai nekeičia žaidimo visumos. Grįžtant prie RPG žanro žaidimų, tai būtų tos užduotis kurjerio užduotis, kurios labai dažnai iškrenta iš žaidimo konteksto, kai žaidėjas keliauja nuo taško A iki B, perduodamas kažkokį tai daiktą, be jokios motyvuotesnės priežasties, tai jis iš tikrųjų pamažu praranda susidomėjimą tuo žaidimu. Koks man skirtumas, jeigu aš nunešiu laišką iš taško A į tašką B, nors ir aš ten gausiu 1000 patirties taškų, jeigu nuo to laiško nepasikeis žaidimo istorija. Bet jeigu tas laiškas iš tikrųjų iš esmės keičia visą žaidimo istoriją, tarkime, nuo jo atnešimo galėtų priklausyti, ar kils karas žaidime, ar nekils, galbūt tai yra meilės laiškas kitos šalies karalieniai, per kurį žaidėjas gali atsidurti į kalėjimą ir taip toliau. Iš karto žaidimo istorija gaunasi įdomi, iš karto gaunasi iš karto žaidėjas įsitraukia į istoriją ir ji
istorija žaidėją sudomina. Ir būtent taip galima žaidėją sudominti užduočių pagalba, būtent užduočių quest pagalba.